Inga, papasakok, kaip mes susipažinom, nes mes kartojam, bet daug žmonių turbūt to iš vis nežino, ogi labai smalsu. Iš tikrųjų, tai neįtikėtinai, aš galėčiau sakyti. Mūsų draugystė užsimezgė besimokinant coachingo paslaugų centre ir kur visai netikėtai su Indrė buvo mano kaip klientas, aš buvau coachas ir Indrė gryninasi klausimą, kaip jai atrasti tobulą verslo partnerį. Ir štai aš sėdžiu čia. Nežinau, turbūt savaitę, gal 2 savaitės ir gimė Mentorės LT projektas. Tai buvo neįtikėtinas greitis, net nesimatėm abi gyvai ir sukūrėm Mentorės LT, kas dabar išaugo iš tikrųjų į labai didelį projektą, moterų klubą ir daug kitų gražių dalykų. Tai iš tikrųjų bet kur gali sutikti tą žmogų, su kuriuo gali kurti verslą ir manau labai svarbu vaikščioti visur, dalyvauti, nes ten tikrai gali užsimegzti labai gražios draugystės ir ką mes labai skatinam, ar ne, moterų klube. Gali, kas ieško, tas randa, bet kitą kartą ir neieškant, tiesiog einant, bendraujant, bet irgi gali surasti šitus visus žmonės, ir kur reikia, ir ne tik tai verslo partnerius, bet ir klientus ir visus kitus.